Sveiki, vėl esame Lavazza Training Center Lietuva. Šiandien atliksime kavos aparato Lavazza LB2302 nukalkinimo procedūrą. Jei ekrane matote, kad reikia atlikti nukalkinimą, matote pranešimą, arba pastebėjote, kad kavos išbėgimo greitai sulėtėjo, sumažėjo garo srautas, tai būtina atlikti. Spauskite meniu. Pasirinkite 4 poziciją nukalkinimą. Garo mygtukas reiškia Enter. Klausia, ar padaryti dabar. Taip. Vėl Enter. Ir dabar rašo, kad ištuštinti konteinerį. Statome atgal. Aparatas pradeda atsivėsimo procesą. Tai užtruks kelias sekundės. Nuimkite groteles ir paspauskite Enter. Dabar reikia užpildyti nukalkinimo skystį. Įpilkite maždaug litrą vandens. Gali būti šiek tiek mažiau, tačiau nedaugiau. Ir 10% reikia įdėti nukalkinimo skysčio. Patvirtinimui paspauskite Enter mygtuką. Prasidėjo nukalkinimo procesas. Matome, kad jau procesas įvyko. Dabar reikia išimti konteinerį, išplauti, išskalauti ir galite pripildyti ir daugiau vandens. Vėl patvirtinti su Enter mygtuku. Dabar ištuštinkite konteinerį, nes ten yra vandens. Įstatykite atgal. Ir prasidėjo automatiškai skalavimo procesas. Jei prašo vandens, papildykite. Artėjom link pabaigos, rašo, kad ištuštinkite konteinerį, įstatykite atgal. Toliau vyksta skalavimo procesas. Na štai, procesas kaip ir baigtas, liko paspausti Enter mygtuką. Aparatas persikraus ir galėsite naudoti toliau. Sėkmės darbuose.